Sveiki, čia vėl King Sharkridas ir čia antrasis mano išgyvenimo vaizdelis. Šiandien aš noriu kai ką pasakyti, kad aš prieš tai padariau daugiau, tai ko jūs nematėt, maniau, kad bus jums nuobodu. Tiesą sakant, aš stačiau namą. Šinu į vietelę, ten mačiau šiek tiek airono. Noriu jį išsikasti, dėl to, kad aironas yra labai gerai, bet prieš tai nudėsiu tuos laimus, nes mano tolimesnėms minutėms vaizdelio reikės šiek tiek gelio. Iš gelio gaminami fakelai. Fakelai yra labai gerai, nerealiai gerai, dėl to, kad su fakelu, tiesiog be fakelo neįmanoma išgyventi, taip galima sakyti. Tai vat, aironas yra labai svarbus, galima sakyti, net pagrindinis oras. Va. Kas čia? Čia slaimas. Va, davė 3 gelio netgi. Negailėjo. Tai šitą sutvarkysiu, nes gelis labai man, aš galvoju, kad gelis man labai reikalingas, patariu jums. Prisimenat, mes jau pasigaminam geresnį kardą, su juo galima už 2 smūgius laimę nukalti, tai jau nebijokit laimę ką. Naikinkit juos savo tolimesnėms ekspedicijoms į urvus, nes labai užknisa. Praėjus žaisti, įeini į urvą, nėra nieko. Nežinai, labai didelis urvas, viskas gerai, baigėsi fakelai. Tai kaip jaustis? Tai vat. Taigi dabar lipsim iš čia. Popierius. Šitas urvas mane nustebino. Šitas mano paties pagamintas urvas mane nustebino. Labai netgi. Kuperį mes išsikasim. Ką mes dabar darom, kasam. Vat. Tai vat. Čia tokius laiptukus pasistatysiu, kad išlipt galėčiau. Nes kitaip neišlipsiu. Aišku, aš jau nebedarysiu to. Ašgi turėjau pilną dirtą. Galėjau paprasčiausiai po savim dėti šaudamas. Bet koks skirtumas. Jau nieko nebepadarysiu. Oi, mes laisvi, kaip? O, 2 slaimai. Man šiandien sekasi, nes labai daug slaimų šiandien. Net nežinau, iš kur tai. Matėt, kiek daug turiu? 21 gėlių. Nuo vieno gėlio galima pasidaryti net 3 fakelus. 1 gėlis ir 1 medinukas. Kągi mes keliaujam namo, čia sena mano kasyklėlė. Joje yra daug kuperio. Tai ir mano namai. Praeitą vaizdelį aš juos ne praeitą vaizdelį, per savo praeitą apsilankymą aš pasistačiau. Galvojau, gal padarysiu vaizdelį, bet nepadariau. Dėl to, kad gal tas labai nuobodus. Toksai nuobodus, ilgas darbas. Statyti namą. Vėliau, aišku, pasidarys linksmų. Jūs irgi statykitės, plėskite savo namą. Nesakau, kad būtent taip, kaip aš tai padariau. Čia buvo eksperimentas. Aš turiu daug metalo ir kuperio, mes juos paversime plytomis. Pasidarykim monetą. Štai. Va. Kiek mums gausios plytelių? Daug, labai. Tai va, čia mano namai. Štai, išeikime lauką. Išlipau. Tai va, dabar šiek tiek apsišviesiu, nes praeitą kad neapsišviečiau. Va, kad namas, kad jeigu darote dar, tai jums nieko neišeina, savo namas negalioja.
namas negalioja, tai šitą reikia jums vaką padaryti. Duris į lauką. Būtinai turi būti duris į lauką, nesvarbu, kuris aukštas. Padarykite nors ir 10 aukšte duris į lauką. Jie, aišku, neina į lauką, tiesiog jam reikia išėjimų. Tai va. Nu kągi, pradedam savo kasinėjimus. Čia įdam skylutę ir įdedam torčą. O, kuperis. Nu va, kai pasisekė, radau kuperio. Tai va, kasam toliau savo kuperį. Kasam. Tai va, dabar leidžiamės toliau. Žiūrim, ką dar mums šitas urvas parodys. Kur dar mums? Dar kuperį. Na, aišku. Kasamės toliau. O, molis. Jeigu rasite tokio, išsikaskite, iš jo gaunasi raudonasis plytas, aš nekasiu, nes labai ilgai užtruks. Ir plius čia labai daug jo yra. Tai gal kada nors šių metų. Tai va. Kasamės. Kaskitės, kol nebematysite nieko. Tada iškaskite šone skylutę. Kitame vaizdelėje parodysiu, kodėl tai reikia padaryti. O, štai kur mes atsidūrėme. Pasižymėkite, kur kasėtės. Tam toliau galėtumėt kastis. Va, dabar apieškokime urvą. Urvą apieškokime. Triušių pilna, daugiau nei. Ok. Mušam puodus. Puodus nepamirškite sudaužyti. Tai yra visai neblogai, juose kartais būna visai gerų dalykėlių, bombų, pavyzdžiui. Sidabrinė moneta. Tai va. Ne, vėl kažkur nukritau, gerai. Pasižymėjau, kur aš atsiradau. Kurioje vietoj kasamės. Akis, mirk akį, mirk. O tenais kuperis yra. Bet nesvarbu, nieks neverčia jūsų jo imti, nieks apskritai neverčia jūsų šitą žaidimą žaisti. Tai va. Manau, kad mirsiu. O ne, dar zombis. Kvailai padariau. Nukaliau tą akį, bet vis tiek kita atskrenda. O to žiūrkė. Mirk, ką dabar man pulti? Ta. Kažkaip zombiai, ne? Gaila, kad čia ne Minecraftas negalima padaryti peaceful modą. Nu kągi, tuo ir baigsiu savo vaizdelį. Subscribinkit, laikinkite ir dalinkitės. Kągi, viso gero.